Nu, papasakok dabar. Zdarova. Ką visą laiką reikia prieš kelionę padaryti? Nusiplaut mašiną. Aha. Let's go. Tai visada tradicija prieš kelionę nusiplauti mašiną. Nu va, mašina nuplauta. Ir kur lėksim, pasakysim vėliau, bet biški tolimas kelias. Eigoj žiūrėsim. Pradžiai tai į Lenkiją, pro Varšuvą. Gerai, gero kelio, ne? Sveiki. Nu ką, kelionė startuoja. Važiuosim link Balkanų. Pirma diena šiandien. Tikslas gal Lenkiją pravažiuoti ir nuvažiuoti iki Slovakijos. Sustojom degaliniai kavytės. Mašina pakrauta. Varom link Varšuvos dabar. Po to žiūrėsim, kaip vaikai ar atlaikys ar ne. Jeigu atlaikys iki Varšuvos, tai bandysim ir toliau važiuoti. Mašinėlė. Stogo bagažinė. Daiktai tilpo. Ir hebra čia. Zdarova, kur važiuojat? Į kelionę. Į kelionę? Taip. Lauki kelionę? Taip. Neatsibos? Gal. Tau atsibos? Gerai, lekiam. Ate. Lekiam toliau. Būsima autostrada. Bus naujas kelias kažkada. Remontai. Atsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei. Aukštos kokybės gaminiai iš Nu, paliekam Lietuvą. Liekam Lietuvą. Šiandien yra kokia diena? 12? Jo, 12. 12 diena. Žiūrėsim, kada grįžtim. Nenusistatėm laiko. Nu, apie 10 dienų norėtų kažkur praleisti. Kelioniai. Čia, bet nėra, kad stabdytų mašinų, nėra pristabdyti. O to toliau. Ai, toliau bus. Okay. Va, Lenkija. Įvažiuojam į Lenkiją. Viskas. Va. Polska Respublika. Respublika. PL. Viskas jau Lenkija. Всё, nebesušišnekėsi. Va, lenkiški ženkliukai. Всё. Ką tu ten darai? Dylan. Kas yra? Triukšmų tai čia daug. Vienas dalykas, stogo bagažinė triukšmauja, muzonas groja ir dar 2 radijos galės sėdi. Jei neišplakės, gerai. Kur tu dėsi? Ką darysi?
reiškia šitas tunelis, reiškia, kad esam Varšuvai. Peugeot mobilį. Ką, atvažiavom kokius 700 km. Esam netoli Krokuvos. Vaikučiai gerai jaučiasi. Tu nori pafilmuoti? Ne, palauk. Einam surasim, kur nakvota, ne? O, kompiuterio. Ieškotoja sėdi. Ieškotoja nakvynė. Atsisėdo prie saulę ir nieko nemato. Nematau visiškai. Tai apsisuk, va, pavinsis. Arba pasismink. Oras geras. Buvo 17, dabar 25. Jau šilta. Tai tikslas pasieks Slovakiją, man atrodo, bus įgyvendintas. Ir miegosim jau Slovakijoje. Lenkija tik tranzitas. Labai gerai. Dilanai. Ateik čia, sakau. Neina pagaut to vaiko mažo. Eisi į mašiną. Į bardaką. O dabar tunelis. Tuo pakėlimą. Beveik pavyko man. Čia tik taip didelis. Welcome to Slovenski Respubliku. Štai mes jau Slovakijoje. Žygiuojam į kalną. Žygiuojam į kalną. Novė Dėri. Yra haikiukas trumpas, pusės valandos. Vaikas vos nenukrito. Tai yra haikiukas pusės valandos iki Krioklių.
palei va šitokį upelį einam. Sakyk. Mes einam tokį ilgą takelį, nežinau, kur mus nuves, paskui grįšim, važiuosim į namus, kažką darysim, nežinau, katalizatorių. Paaiškino. Tai eisim iki galo, žiūrėsim, kas ten bus. Vakaras dabar apie 6. Ne, ne, va. Tai... Žodžiu, čia valandą pasivaikštom. Varysim apsipirkti ir išsinuomavom bookingą. Čia už 30 km. Pernakvojam ir varysim tolyn. Pajuman? Правда? Дайте цього мене. Mažesnis haikintojas. Pirmas haikas. Dar Pirmas vienas. haikas, jau. Radom du tokius. Tai daugiau. Nu, eik. Oranžinio. Ateikit čia. Rakly. Žiūrėkit čia. Čia. O. Kažkas yra oranžinio. Gerai. Uola kažkokia. Jis mato. Nu, graži vieta.
yra. Nu čia toks haikiuks nėra lengvas, kaip ir mokam. Aš jau greit atėjau. Dar geriausiai kažkas tikrai haikinio lapą. Baisu. Palauk. Oho. Biškai pailsiu. Stok, Dilanai, palauk biškai. Dilanai, stok. O tai čia bus atgal reikia? Ne, gera haikinimo apranga. O va dėdė su vaiko batai. Dilanai, palauk. Lipam į viršų. O blemba, kai išeisim visur. Reikia joj. Tos veikiukas neblogas. Tokios platas, olo gražių. Gerai, bandau leisti. Tai gal atbulas ar priekis. Nu ten sakė, apie 40 minučių dar eit galima ir galimai ten išlysi ant plento ir iki restorano galimai. Tai, bet ten, žinok, ir jau matosi žolynai, baigėsi tos olos. Eik, tu greičiau, to paskui. Kas? Slovakija, I love you. Šiaip tai graži šalis. Ten medis sustrigęs. Nes tiesiai. Atsargiai. Ką veikėt? Skanus vanduo. Surus? Skanus. Ai, skanus? Skanus. Ne.
Nusiplovė į rankas? Taip? Skanus toks kalnų vanduo. Gali gerti. Nupilk. Radom šaltinį. Išgėrė Kevinas specialiai visą vandenį, kad tik tai galėtų prisipilt šaltinę vandens. Čia mano. Nelip, kad gal. Mes ir Dilano bankutę turim. Tau pripilt? Ne. Ne? Iš brolio paragausi. Jim, nori? Gerai? Gerk. Visą. Dar turi. Nu va. Pirma diena baigėsi. Nuvažiavom apie 9-50 km. Vaikučiai gerai atlaikė. Dar į Haikutį nuėjom. Ir ką dabar čia vietos laiko apie 10. Susipakuosim, eisim miegot. Sustoko bagažinė biški daugiau kuro apie vidurkis apie 7,5 kažkur ima. O tai paprastai 6,5 būna. Tai aišku, 130-120 laikai į Lenkijos autostradoj, bet Lenkiją prašokom ir tiek žinių. Nuomavom namuką. Dolny Kubinas. Dolny Kubinas vadinas miestelis. Toks ramus, fainas miestelis. Apartamentai 4, 7,4 eurai. Pernakvojam. Nu ir rytoj vėl į kelią link Vengrijos. Budapeštą gal aplankysim, žiūrėsim, pasiplanuosim, dar vakare biškį prie kompo prisėsim, kaip čia bus. Tai va, faina diena, biškį pavargom, bet ką darysi, kelionės. Ok, susitinkam už kelių sekundžių rytoj. Čiau. Nu va, toks vaizdelis prie namų. Labas rytas. Antroji kelionės diena, sveikinamės iš štai tokių apartamentų. Dar Slovakija, aišku. Aišku, viskas po miego, tai. Tai biškį sukuista, bet va paliekam gražiai tvarkingai, viskas čikiai. Ir pagalvės mokestis ir dovanėlė iš Lietuvos lauktuvių. Ne reklama, bet tiesiog atsidėkot. Ai, taip sugalvojam. Gerai. Planas today planas aplankyti Slovakijos. Keletą objektų, pasivaikščiot po miestus kelis mažiukus, važiuojant link Vengrijos. Nu ir Vengrijoje Budapeštas jaučiu. Ir gar koks ten tas ežeras? Balatono? Balatono ežeras. O šitie apartamentai čia buvo. Nereikia baladoti. O kam? Tai va, mašinėlę pakrovėm. Labą dieną. Keleiviai sėdi, tas ne vietoj sėdi. Kur tu sėdi čia? Į daiktai kompaktiškai šitas į saloną turėjai. Tos batus čia paliekam? Nežinau. Gal? Ar į bagažinę? Bagažinė. Nu, pasiteisinęs dalykas, nes netiek šiukšlių salone visokių daiktų ir taip toliau. Ir visai nieko. Ką, į kelią? Į kelią.
Dar vandens. Tu čia nesėdėsi, ei. Dilanai. Sakyk gero kelio. Dajo. Tarp kitko, radau mikrofą. Tai galimai garso kokybė pagerės. Nes prieš tai žiūrėjau pirmos dienos vlogiukus, tai nelabai girdisi, bet kažką pakoreguosiu. Redaguojant viskas įsiaiškiai. Į priekį. Kas? Neišmiegotum čia. Kodėl? Nuo to ošimo. Ingutis rado krioklį. Aš galvoju, kaip Norvegijoje važiavom čia miškais, slėniais. Nu ir va čia turbūt yra maksimaliai aukštas krioklys. Bet gerai, svarbu. Hop, dirbo navigacija. Nu graži vieta. Va, kempina žmonės. Šiaip va gamtoj Slovakijoje taip atvažiuoji, bet kur va, gali kempint, nieks nieko. Ir žiauriai gerų taškų gali rasti. Graži vieta. Gal ir graži iš ryto pažiūrėt. Kur einam? Einam į mašiną. Dėl ko? Vėliau. O dėl ko mes ir atvažiavom ir pažiūrėjom, kaip buvo. Tai mama rado krioklį didelį. Palauk. Čia geriausiai atrodo, tai mašina horizonte. Ne? 800 metrų virš jūros lygio esam. Ir dar kylo. Nu tikrai motociklinis kelias, aha. Bemba geriai kyla. 8 pem. Gyvūnėlis. Lapė. Lapė buvo. Lapės nebėra. Buvus lapė. Ausytės užgulė, toj bus 900. Dar į viršų. Kurortėlis. Nu jo, čia grinai matos slidinėjimo kurortas kažkoks. Tiltukai gražus. Donovali miestas. 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 Nu jo, čia kurortėlis fainas. Kokia šalis? Slovakija. Vis dar. Vis dar? Tai. Nu nepasieksim kilometro 186. Fū, 186. 986. Nežinau, po kelionės turbūt reiks stabdžius keisti. Aš žiūrėjau, ten kaladžių gal kokius 3% likę. Tikrai iš vis nieko nežinau. Čia, nu, Slovakija kalnai, Vengrija lygiau spėju. O Bosnija, Juodkalnija, ten irgi kalnuota viskas. Kas problema, kad šita mašina turi gerą inerciją nuo kalno labai. Nes tu meti bėgius, o trečio, vis tiek jam greitėja. Nėra to stabdymo variklių gero. Aišku, svoris pakrauta. Ant stogo apie 50 kg. Bagažinį gal panašiai, mažiau gal. Biškį ausis užgulė. Užgulė vaikai ausis. Ne? Miela šalis.
Kas nori pasivažinėti smagiais keliais, tai Slovakiją tikrai rekomenduoju. Aš jau 3 kartą gal. 1 kartą su mocu. 1 kartą, 2 kartą slidinėt Jasnoj. Nu, kurortas neblogas, bet perpildytas žmonių dažniausiai būna. Nu ir dabar su šeima pravažiuoti reikia link Balkanų, bet irgi gražu, smagu. Atiduot duoklę šeimai. Nu, čia kelias gražus. Dabar Ai, kaip tikinsi. Dabar reikia Atvykom į Slovakijos nacionalinį uprising. Čia dabar. Nežinau, ką reikia. Žodžiu, karinės technikos muziejus. Mama, pirma lėktuva. Nu, bėg prie lėktuvų. Nu, toks geras, senas. Efelas taisytų tokį. Nelabai jau. Tai gali būt, kad į tą lėktuvą Gali. Tankas. Šiaip tai... Tai aš pats tanko iš arti nematęs. Kas čia? Tankai! Nu, senovinis čia toks. Negalima lipti. Ir artilerija. Šits parkelis už dyką, sakė, o jeigu nori viduje į muziejų, kainuoja. Žiūrėsim lauklį. Loviniai. Čia tokie jų tankai būdavo. Čia Ukrainoje kariauja su panašiais, aišku, naujesniais. O čia jau senesni. Čia jau senesni. Galimai antro pasaulinio. Palauk, taip čia pažiūrėk. Kas yra? Su lazda visą tą 360. Nu tai su Insta filmuoja. 2 metrų ilgo lazdelė. Kevinai, nu palauk, nu viską matom, jėtų. Ale, kiek komentarų, nu tai gal gali ekskursiją pravesti. Nu, pasakok. Nu pasakok, ką matai. Čia tai labai senai čia mašinas. Taip prieš daug metų
Ir jau čia jie būna ir taip pat parodyta. Sauti. Eik tu jie vadai. Kas? Tankas. Va, pagaliau metus radau. Antras pasaulinis, teisingai, kaip ir galvojau. Vagonai yra. Bingo. Turi 114. Geri ratukai. Ką? Geri vikšrai. Atsarginis vikšras. Čia vienas. Čia atsarginis vikšras. Negalima lipti į tos tankus ir ant viršų nelipti. Bet ateik čia. Čia kažkas būdavo. Bet nežinau. Ten tadukas po 30 metų. 7 metų. Tai aš irgi va galiu. Labą dieną. Tai einam toliau. Traukiniu. Jų salos traukiniu. Čia galėjo daug kareivių. Ar čia kareiviai tilpo, neaišku. Galimai čia tilpo tremtiniai. Tremtiniai, kas tai yra? Tremtiniai. O, žiūrėk, tėti. Kiek čia galima nueiti? Senas seni laiptai. Neblogai, kiek padarė. O čia įdomus daiktas. Šitas tai žiūrėti, kas. Tipo kaip ir tankas ant bėgių. Atsišaudė turbūt, gali ten bokštelis stovi. Va, ten gali įlysti šaudyti. O čia irgi šaudimo skylės. O, jo. Angos. Čia gali atidaryti. Būtų geras. Nu tai matas. Slovakijos karo muziejus. Bet toks biški dvelkia sovietmečiu. Nežinau, ar mes eisim į vidų, turbūt ne. Nelabai traukia kažkaip. Nelabai traukia, iš lauko apžiūrėjom. Ir gerai, toks įdomus pastatėlis senovinis. Čia jaučiu urnos. Ugnis amžinoji. Skulptūra. Tai va, 130 yra čia tokių autostradų. Bet ne tik kalnų keliukai. Varom į kitą objektą. Pilnis kažkokia bus. Žiūrėsim. Mama. Nu, duoti rankytę. Mama. Lipam į pilį. Ne kaip Drakula. Ne kaip Drakula. Kiedy jeszcze bitam. Hello. Operator. Operator. Lipam.
Oi, su miestai sunku pavadinimais, neatsimenu, kokį iš B raidės, tuoj pasitikrinsim. Kur čia mes atvarėm? Eisim ten. Zvolenas. Zvolenas? Ir čia yra Zvoleno pilis. Einam į vidų. Einam į vidų, pažiūrėsim. Zvolenas, Slovakija. Medinės. No video? Žodžiu, nu pilis tai pilis. Family tiketas, ten 4 asmenim 4 eurai gal. Nu, šitą pilis to jau. Ėjom į vidų. Ten gal 3 kambariuks praėjom. Filmuot draudžia. Fotkint gali. Kažkokių skulptūrų, žodžiu, yra. Nesupratau šito reikalo, bet nerekomenduoju. Užsuk pasivaikščiot, bet bilieto nepirkit. Žodžiu, va tai, va, tokių yra. Antras haikas Slovakijoje. Lipom iki pilies. Apgriuvusios. Atrodo nestatu, ne? Va taip. Va, haikeris, mažiukas. Žiūrėk, kai varo jisai. Sunku man. Geras Mes gal komentaras. dar į kitą šalį nuvažiuosim. Nežinau. Bet pirmą reikia užlipti į viršų. Tai gal pasiektam ar ten. Reikia pasidėti? Pasidėti reikia. Ne. Lipam dar. O gal ten bus pasidėti. Šaruf Castle. Apgriauta, aukštai. Nu, čia toks, neverk viską. Nedaug liko jau. Ateik čia. Žiūrėk, palauk, neverk, žiūrėk kokia pilis. Žodžiu, va, apgriauta. Paeit 500 metrų. Bet jaučiu verta. Ir sukilimo nežinau, kiek čia buvo. Gal Stravą parodysime, žmonės jungia Stravą. Duok ranką, tu. O, papadė. Tavo batai biški netinkam slysta, ne? Nu, užlipai? Užlipai? Labai gerai. Biški statoka. Palauk, atsargiai laikyk. Einam, čia. Žiūrėk, kas čia? Oška. Kas, o žiūbėjai? O, ragai vėl užsipo. Užsipo. Nekanda. Ką jūs? Kalnų ožiuk. Сета.
Sėdi? Taip. Na ką vyko? Tai ir... Žiūrėkit, kiek mes užlipom. Tai va, matai? Ten va parkingas, kur tie namai. Lipom. Ai. O dar ten yra viena. O, įsėdom. Nu, šitas objektas įspūdingesnis nei prieš tai buvęs. Pastoliai. O tu bilietuoji, neužpulsi manęs. O, tankas. Nebilietuoji? Kiek bilietas pas tave? Žievoti padaryti, kad nepraeitų. Ne? Turbūt. Pagaliau užlipom. Kutūrė, juk tai. Objektas for free, sakė. Nu, įspūdingas. Einam ten. Kažkaip chebrytė turėjo vis tiek sutystos akmenys į šitą kalną. Tai tu neįgėdė, nenori kalbėti. Bet žiūrėjau, kaip miestas. Kevinai, neik prie krašto. Jau upė. Jo. Visi pametė. Tačiau. Kaip tau sekasi? Neik prie krašto tolyn. Atsargiai pupos, Jėzu, man tai baisiau. Kalnuožiai. Gerai, einam kalnuožiai. Jos čia prikakojo. Tai čia jo. O čia prikakojo. Nu, užskaitau objektėlį, verta užlipti, pasižiūrėti. Ir nemokamas dar. For free. Ir dar reikėjo. Galėsiu įmest. O, tai nubėg. Eik vaiką laikyk, nes to Žodžiu, atsargiai, lėčiau lipkit. Įmesiu lokaciją, jeigu... Va, tai va, negalima taip leipti. Paslydai, ne? Sakyk, ožy, kodėl slidu čia? Žodžiu, įmesiu lokaciją ir bandom saugiai nusileisti. Labai. Kažkas filmavimo paspaudė? Reikia. Nu tai įjungtų, nu aš su šitu įjungtų. Bet šonė, buvo įjungta. Ne? Tai puikios autostrados, kas nori palakstyti ir posūkių greitai paimti. 130 su šitu SUV netgi biški baisu važiuoti ten, bet su lengvuške tai eitų gerai. O dabar Levičia. Čia tipo šitas miestas lankytinas irgi objektas turėjo būti, bet mes šitą skipinsim biški dėl laiko stokos. Tai va, dabar paprasti keliukai, vėl 90 ir vėl čia ne 90, čia įvairiai vidutinis koks 7 gal gaunasi. Ir tikiuosi jau pasieksim Vengrijos sieną ir įvažiuosim į Vengriją. Laukite tęsinio. Siemkų laukas, koks didelis ir jau gal kokį 3 ar 4 tokį pravažiavimą. Čia žiūrėjau, dar nežydė. Per tiltą. Siena grinai ant tilto. Viskas. Ties, va, ten tas pastatas. Aš mačiau tos du.
ryte Slovakiją. Vengrija. 300. Pasukite kairėn. Pirmą kartą Vengrijoje, taip, kad Visi bus ček. įdomu. Bus įdomu. Klaidina. Dar viena šalis į sąrašą. Pasukite kairėn. Nežinau, dabar veda prie to, man atrodo. Kirtom vengrų sieną iš Slovakų ir čia pasienį. Ten Dunojus. O čia tokia va, ženkliuks. Bazilika ant kalno į Dunojaus pusę. Šiaip gražiai iš kito kranto atrodo. Nežinau, mes gal ją net neįsim. Karšta, eiktų savo 31. Ne, 32. 32? Gal ir 32. Estergon miestelis. Esam čia. Čia ta bazilika. Čia galima viską aplankyti, aišku. Bet mes šiandien turbūt nevaikščiosim. Karšta. Važiuojam link ežero. Balatono ežeras. Jo čia didžiausias Vengrijos ežeras. 100 kilometrų ilgio. Jo, tai važiuojam, ieškosim kempingo. Apsistot. Nors šilta laukia baisiai 33, bet bandysim naktį praleisti palapinį. Jeigu rasim vietą, jo, aišku, ežeriukas ten toli matos. Pasukite Pilna žmonių, visi eina maudytis ir taip toliau. Nu, žiūrėsim. Oi, kiek pingviniukų. Eina savo, kas čia darosi. Masė, jo ir negilus, žiauriai. O galėsime. Kiek žmogeliukų. Atvažiavom į kempingėlį. Nuvežėme šįkart palatkę ir visokius rakandus bagažiniai. Pabandyt pakempinti, nežinau ar patiks. Aišku, karšta. Naktį apie 23. Dabar 33, gal 35. Kempingas nemažas. Kempingas nepigus iš tikrųjų. Viena naktis apie šeimai 4 asmenų 53 eurai, man atrodo. Tai nėra pigiai. Po to eisim pafilmuosiu ežerą. Nu žiūrėsim, čia toks vienas didžiausių Vengrijoje ežerų. Ten biškį matosi, po to eisim į pliažą. Nufilmuosim. Vieną naktį permelklasim, važiuosim link Bosnijos po to. Ir taip toliau. Į Budapeštą nesukom. Nes pagalvom karštos dienos ir mieste trintis, ten reikia laiko, iš tikrųjų daug objektų, gražus miestas tas Budapeštas. Ten geriau reikia nuskrist ir pasiimt kokias 3 dienas tą miestą normaliai apžiūrėti, nueiti termo baseinų yra ir viso kito, tai verta geriau nuskrist negu atvažiuoti ir ten blūdit per karščius. Tai nusprendėm, kad tiesiai važiuoti čia ir viskas. Vaikai pasimaudys, pakempingausime, judėsim tolyn. Pitstopas. Tai va. Nu, einam maudytis. Taip. Su vandenuku. La. Gera muzika. Nėra? O kur kamštuko dėt? Taškim. Gesintuvas pririštas. Va, matai, tėti?
kažkoks yra. Arba tiesiog daryti. Atsidarė, tai ko neįmi. Neblogas ežeriukas. Galiu eiti? Ten net galo nesimato. Tėti gali. Mama, galiu eiti? Ei, Nepavysim. gylio nėra, gylis iki kelių. Apyrankės dar duoda, svetimi neitų. Vanduo tai žiūri. Nu šok. Šok. Į vandenį. Giliai? Nu, negiliai, plauk. Geras vanduo, ne? Eik tu, čia toks šiltesnio nebūtų. Smagu. Bet tai žiūrėk ten, iki ten žmonės net nueina. Ir vaikai. Žiūrėk. Nu, dabar antrą. Kevinai. Davai tik tai kažkaip, bet pakel. Ateik pas mane. Aš nepakelsiu. Nu, tai neši taip už nugaros, kaip nors rankas paim. Va, apsuki. Tu ne vienas atsimirai. Kas buvo? Dėl ko tu mane paskandinai? O, baseiniuks net kempingai yra. Šiaip nemažas, gražus kempingas. Graži teritorija. Ha, sriuba gamtoje. A ne? Valgom? Kempingas. Kempingas. Išsimaudėm, pavalgėm, pasivaikštom ir eisimiegot. Šiaip didelis kempingas tikrai, yra veiklos visokios. Tai rekomenduočiau užsukti, sustot, kas važiuoja link Balkanų mašina. Faina vieta, gerų orų, praleist laiką arba naktį. Visko yra va namelių, kemperiam vietos, ten kur mes apsistojom palatkės. Va, vaikučiai piešia. O aš kimarinu. Nu, žodžiu. Šiandien nedaug. Va, aš tam sėdžiu. Nėra kur sėdėti. Žodžiu, šiandien nedaug, nes daug aplankėm iš tikrųjų, daug visur vaikščiam, tai 372 kilometrai, esam Vengrijos vidury, prie Balatonio ežero, kaip jau minėjau. Ir rytoj tęsim kelionę, nežinau, ar nakvosim Bosnijoje ir Hercegovinoje, ar jau Juodkalnijoje. Žiūrėsim, kaip važiuosis, kiek objektų rasim ir panašiai. Pasidėliosim dar maršrutą. Tai va taip, gerai. Iki ryto. Antra diena baigta.